Įsitaisykit patogiai, pastebėkit, ar kūnai jauku, ar smagu, ar gera. Praneškit dar visiems namiškiams, jeigu prieš tai nepasakėt, kad valandą laiko jūsų nėra namuose, kad niekas netrukdytų, nevaikščiotų, nekalbintų, kad tai laikas jums, pats brangiausias, nuostabiausias laikas. Pastebėkit, ar turit raiščius, ar gerai užsidėjot, ar patogu. Pasirūpinkit dabar savim, tik savim. Ir tai paskutinis mūsų sustojimas tiesiogiai prieš visą didįjį švenčių maratoną. Ir sustosim, iš tiesų sustosim šiandien, pabūti su savim, pastebėti save, atsipūsti, pastebėti save iš šono, pastebėti save visam šiam maratone pasiruošime, visame šiame šurmulyje, pastebėti, kaip jaučiasi kūnas, kas jame vyksta, pastebėti, kokios mintys keliauja ir galbūt numesti tai, kas nereikalinga, kas yra ne jūsų, bet vis nešate su savim. Galbūt pamatyti kažką, ko iki šiol nepavyko pamatyti ir suprasti, kad tai jau yra nebe tavo. Tai galim giliai įkvėpti, daug oro šviežio, gaivaus į save ir iškvėpti. Dar kartą įkvėpkit naują orą į save ir iškvėpkit viską, kas sena ir nebereikalinga. Ir dabar lėtai praskanuosim kūną, pažiūrėsim, kaip jisai jaučiasi. Pabandykit šią meditaciją daugiau būti stebėjime, ne minčių, nekeliavime su mintimis, ne analizėse, ne dar vienam apmąstyme, negalvojime, bet daugiau stebėjime. Stebėjime, kas vyksta kūne, kuomet girdit mano žodžius, galbūt kuomet išgirstat garsus iš išorės, galbūt kuomet ateina mintis, pastebėkit savo kūną. Dabar laikas jam, daug laiko skyrėt keliauti su mintim, tikslai, siekiai, įsipareigojimai, atsakomybės, skubėjimas, galbūt dar kiti įvairūs jausmai ir dabar laikas sustoti ir pabūti su kūnu. Tai atneš jums daugiau lengvumo, daugiau ramybės ir atsipalaidavimo. Tai dabar lėtai praskanuojam, kas vyksta kūne. Tai pajauskit pirštų galiukus, kojų, pajauskit padus, visu dėmesiu į kūną, ką jaučiu, ne ką galvoju, ne kaip turėtų būti, bet ką aš jaučiu dabar. Pajauskit blauzdas, kelius,
Toliau pajauskit šlaunis, dubenį, visą pilvo apačią. Galbūt pastebėsit įtampą, ar sunkumą, ar maudimą. Pastebėkit tai, bet nekeisk. Nieko nereikia keisti, tik pastebėti. Taip, kaip yra dabar. Toliau, kaip jaučiasi jausmu. Galbūt yra veržimas, spaudimas. Tik pastebėk. Pajaus kaip lėtai, tik stebint, nieko nekeičiant, neperdarinėjant, nekeliaujant į mintis ir neanalizuojant. Kūnas atsipalaiduoja. Net jeigu jame yra ar skausmas, ar sunkumas, vis tiek jaučiasi atsipalaidavimas. Toliau, kas vyksta krūtinėje, galbūt spaudžia širdį, o gal jaučiasi slėgis, gal jaučiasi spaudimas. Tik pastebėk. Taip, kaip yra. Jeigu yra lengvumas, pajausk ir tai. Toliau, kaip jaučiasi tavo dešinė ranka, nuo pirštų galiukų iki pat pečių. Ar sunki, ar lengva. Gal kažkurioje vietoje tempia, gal spaudžia. Pastebėk tai. Jeigu atkeliauja mintys, pastebėk mintis, bet neik su jom. Klausyk mano balsą ir keliauk į pojūtį, ne į galvojimą, ne į apmąstymą, ne į kaip turi būti arba kaip teisingai atlikti, nesistenk net suprasti. Tiesiog jausk, keliauk į pojūtį, keliauk į pajautimą. Toliau, kaip jaučiasi tavo kairė ranka, nuo pirštų galiukų iki pat pečių, ar sunki, ar lengva. Tik pastebėk. Toliau, kaip gerklė, galbūt joje gumulas, galbūt įtampa. Pastebėk, nedėk nei gerai, nei blogai. Neklijuok jokios etiketės ant to, ką jauti. Nevertik. Tik pastebėk, kad taip yra dabar. Ir leis tam būti. Nežinai kodėl, nežinai iš kur tai, nežinai kiek ilgai tai bus ir nesirūpini. Ir leidi būti. Ir tiesiog stebi. Jauti. Jauti kūne tai, kas vyksta. Nieko nekeiti. Toliau, kaip jaučiasi kaklas, kaip jaučiasi pečiai, galbūt jaučiasi sunkumas, įtampa ar našta. Pastebėk, nieko nereikia keisti, nereik nusimest naštų, tik pastebėk. Gera pastebėti dabartį ir neturėti jokio noro ką nors keisti. Nes iš tiesų tu nežinai, ką pakeisti. Jeigu žinotum,
tu seniai būtum pakeitęs. Bet nežinai, kaip tai padaryti, nes neįmanoma, nes tu nežinai, iš kur ateina sunkumas, nežinai, kodėl jis yra ir nežinai, kiek tęsis. Vadinasi, ir pakeisti nieko negali. Gali įsivaizduoti, kad turi tokią galią, gali kontroliuoti, gali bandyti kažkaip daryti pokytį, skubinti arba pabėgti nuo jausmo, apsimesti, kad jo nėra, apsimesti, kad lengva, apsimesti, kad nėra įtampos, kad ir tik džiaugsmas, arba suvaidinti ką nors, bet pakeisti negali, nes dabartis yra tokia, kokia jinai yra. Ir labai gera jai leisti būti tokia, kokia jinai yra ir stebėti. Pajausk tą leidimą būti dabarčiai tokia, kokia jinai yra, energija. Pajausk tai nors vieną akimirką, kad tu leidi viskam būti taip, kaip yra. Ir visam pasauliui leidi būti tokiam, koks jis yra. Ir visiems žmonėms. Leidi būti tokiems, kokie jie yra. Ir savo šeimai. Leidi būti tokiai, kokia jinai yra. Savo tėvams leidi būti tokiems, kokie jie yra. Leidi savo namams būti tokiems, kokie jie yra. Ir leidi savo būti tokiam, koks esi šią akimirką, šią vienintelę akimirką. Ir leidi. Nusiimi šią naštą, kad viskas turi būti kažkaip kitaip, kad tu turi būti kitoks, kad žmonės turi būti kitokie, kad viskas turi vykti kitaip negu vyksta. Nekeiti. Nieko nekeiti. Šią akimirką, tik šią dabarties akimirką. Dabar pastebėk, kaip jaučiasi tavo veidas, visa veido oda, žandikaulis, galbūt jisai įsitempęs ir nekeiti, net palaiduoji, kaip jaučiasi lūpos, nosis, akys, tavo skruostai, kakta, galbūt jinai suraukta, nieko nekeiti. Šią akimirką yra tokia. Pajausk galvos odos paviršių, plaukus. Dabar lėtai, dar kartą, praskanuok kūną nuo pirštų galiukų iki viršugalvio. Ir jeigu pajausi kažkur sunkumą, įtampą, spaudimą ar veržimą, pabūk su tuo. Nieko nekeičiant, tik pabūnant, nesiekiant lengvumo, nenorint, kad būtų kažkaip kitaip, tik pabūnant su tuo, pastebint tai. Jeigu atkeliauja mintys, pamatyk jas, bet pasilik kūne, pasilik jautime,
pasilik potyryje ir pamatysi, kai mintys keičiasi, jos atkeliauja, bando tave įtraukti, bet jeigu tu neini su jom, o pasilieki kūne, jis nukeliauja, atkeliauja dar naujas, vėl tave bando kažkaip suvilioti, sugundyti, kad paimk šią dramą, pakeliaujam su mumis, bet tu nekeliauji, pasilieki kūne, pasilieki jautime. Ir taip gali pastebėti, kad lėtai minčių mažėja, nes jos yra įprotis. Yra įprotis galvoti, analizuoti, mąstyti, keisti, perdaryti, tobulinti, nes tu esi išmokintas nuo pat mažumės, kad reikia save tobulinti, reikia save kažkaip gerinti. Nes toks, koks esi netinkamas, reikia kažkaip save perdaryti. Ir tave perdarinėjo tėvai, mokykla, visuomenė. Kai buvai piktas, sakė, negalima pykti. Ir tada nustojai rodyti savo jausmus, nustojai būti piktas, išreikšti pyktį. Galbūt pykai vidui, bet išoriai tau neparodai, nes pykti yra blogai. Kai verkdavai, galbūt sakė, kad verksmas yra netinkamas. Galbūt esi buvai berniukas. Tau sakė, kad tai yra mergaitiška ir nustojai verkti, nes tai mergaitiška. Galbūt kai buvai mergaitė, norėjai karstytis medžiais ir tai sakė nedaryti, nes tai yra berniukiška. Ir taip lėtai tu prisitaikiai. Ir taip lėtai įpratai save tobulint, save keisti. Ir taip lėtai įsitraukia į visą šį žaidimą. Keisti save, tobulint. Nes toks, koks esi netinkamas. Ir taip lėtai, kuomet keiti save, gali pastebėti, kad ir keiti visus aplinkui. Tau noris keisti savo tėvus, tau noris keisti savo artimuosius, tau noris keisti savo vaikus ir viską nors tobulint, viską nors gerint, nes taip kaip yra, nepakanka. Bet iš tiesų, tai yra tik įprotis. Iš tiesų, tai yra tik programa, kurią karta iš kartos perdavinėja. Bet tu gali sustoti ir pasakyti dabar šią akimirką, kad toks, koks esu tobulas. Jau dabar. Gali tobulinti save toliau, bet ne iš tos jėgos, kur reikia save pakeisti, kad pritapčiau, kad įtikčiau, kad patikčiau, nebūtinai kitiems, sau. Arba gali save keisti, tiesiog, kad tau gera, sportuoti ne tam, kad pasiekti rezultatas, bet tam, kad tau džiaugsmas, valgyti sveikai ne tam, kad būti sveikam, bet tai, kad tau smagu, dainuoti ne tam, kad kažką sužavėti, arba kad tavęs to prašo, o tam, kad tau gera, kurti verslus ne tam, kad uždirbti, įrodyti, turėti, pripažinti save, bet tam, kad tau tai yra hobis. Ir pajaus skirtumą, kada tobulini save iš programos tobulinimo, kiek tai atneša įtampos. Ir kada gali tobulinti save iš malonumo, iš to, kad tau yra gera.
ir pasirink, ar nori gyventi iš tos programos, iš to, ką buvo mokomas nuo vaikystės. Ir taip niekada nesustoti savęs keisti ir kitų, ar visgi renkiesi sustoti ir pamatyti, kad jau šią akimirką esi tobulas ir visas pasaulis yra tobulas. Nes tai Dievo kūryba. Nieko nėra, kas būtų ne Dievo kūryba. Tuomet kaip tada gali būti netobula? Nebent Dievas yra netobulas. Nebent tu žinai, kaip patobulinti. Nebent tu žinai geriau negu Dievas. O gal geriau nieko nekeisti ir pamatyti dabartį. Ne praeitį, ne ateitį, bet dabartį. Ir pajausti ją be tobulinimo. Be šios naštos pagerinti. Dabar lėtai dar kartą pajausk savo kūną, pajausk jį gulintį ant paviršiaus, ant lovos galbūt ar kažkur kitur, kur tu guli. Ir pajausk, kaip jisai sunkėja. Pajausk jį sunku. Įsivaizduok, kad jisai yra visas vaškinis, aptirpęs, kietas ir sunkus, ir pajausk po savim tarsi šilumą sklindančią žemės. Šiltą, jaukią šilumą. Ir pajausk, kaip nuo šios šilumos tavo vaškinis kūnas sunkus ima tirpti. Lėtai, lėtai tas vaškas nuo žemės šilumos tirpsta. Ir leisk visam sunkumui, įtampai ištirpti kartu su šiuo vašku. Tegul tirpsta, žemė šildo, šiluma keliauja iš žemės, vis daugiau apgaubia kūną ir tas sunkus vaškas, tai įtampa, skubėjimas, įsipareigojimai, atsakomybės tirpsta. Ir pastebėk, gal tau yra nemalonu, kai visa tai tirpsta, gal tau patinka jausti įtampą. Gal tau patinka turėti kontrolę, gal tau patinka skubėti ir pamesti galvą. Gal tai tavo yra komforto zona ir bijai tai prarasti. Pastebėk, o gal kaip tik leidi visą tam ištirpti, nebenori daugiau to neš savyje. Pastebėk, tik pastebėk, kaip yra. Ne kaip turėtų būti, bet kaip iš tiesų yra.
Labai gera yra pamatyti savo tiesą, ne kitų, bet savo, tą tikrąją tiesą, ne ego tiesą, bet širdies, kaip iš tiesų yra. Ir pajaus, kaip visas vaškas išsilydo, visas sunkumas, įtampa ištirpsta. Dabar tarsi atsitrauki nuo savo kūno, tarsi stebi savo kūną iš šono ir tarsi matai save, savo kūną, veikiantį tai, ką veikei paskutinės šias dienas. Pastebėk, galbūt skubėjai į parduotuvę, galbūt pirkai dovanas, galbūt rašai sąrašus, galbūt su kažkuo bendravai. Stebėk save iš šono, stebėk tą žmogų, ką jis veikia šias paskutinės dienas, ką jis veikia šiandien. Galbūt gaminai kažką, galbūt planavai, pastebėk. Pastebėk visą tai iš šono. Gal kaip tik buvai atsipalaidavęs, su daug poilsio, daug ramybės, sustojimo, pabuvimo su savim, pabuvimo su savo jausmais. Pastebėk tą žmogų, save, paskutinės dienas. Ir dabar paklausk, žiūrint iš šono į tą žmogų, kodėl tas žmogus skuba. Paklausk, kodėl jisai skuba. Ir pastebėk, koks ateis atsakymas. Toliau paklausk, kuris bijo nesuspėti. Ir palauk atsakymo. Toliau paklausk, kieno lūkesčius jis bando pateisinti. Ar savo lūkesčius, ar kitų lūkesčius, kieno lūkesčius jis bando pateisinti. Toliau paklausk, kas atsitiks, jeigu jis nepateisins šių lūkesčių, jeigu jis kažko nepadarys, jeigu jis kažko neatliks teisingai, jeigu jis atsisakys kažkur sudalyvauti, arba jeigu jis visą šį kalėdų laiką skirs tik tam, ką jis nori daryti, ne kam reikia, ne kam privalo, ne kam turi, bet tik tam, ką nori. Kas atsitiks? Paklausk. Stebėk savo kūną, kas jame vyksta dabar
ir kartu pamatyk atsakymą. Ir pajausk tą skubėjimo arba įtampos arba noro pateisinti lūkesčius savo ir kitų. Pajausk tą jausmą savo kūne. Ir pamatyk jį kaip pilką spalvą, kurioj vietoj tavo kūne dabar daugiausiai yra pilkos spalvos. Net jeigu tu ir neskubi, net jeigu ir nesiruoši švęsti kalėdų ar švenčių, vis tiek galbūt kažkur viduje yra nerimas. Pastebėk, būk atviras savo. Nemeluok, neuždangstyk, neapsimesk, o viską atvirai pastebėk. Nes tiesa visada išlaisvina. Ir gera ją pamatyti. Kartais ir labai nepatogi, nemiela, bet žinau, kad tai išlaisvina. Dabar pastebėk, ar tavo kūne yra ta pilka spalva, ta niūri spalva, galbūt širdies plote, galbūt gerklėje, galbūt galvoj, gal pilvo apačioj, o gal visas kūnas jaučiasi pavargęs, išsekęs, nelaimingas ir pilkas. Pastebėk, kaip yra. Tau nereikia kurti dirbtinai džiaugsmo, laimės, kalėdinės dvasios. Tau reikia pamatyti savo tiesą. Ir pastebėk tą spalvą be teisimų, be gerai ir blogai, be vertinimų, tiesiog pastebėk. Ir pamatyk, kad tas kūnas tai ne tu. Prisimink, kad tu stebi iš šono. Tai vaidmuo tavo. Ir pastebėk, ar pas žmogų tam kūne dabar pilka. Galbūt jis visas visai pilkas, vos ne juodas, o galbūt tik šiek tiek kai kur matyt pilkumos. Ir pabūk su tuo, pajausk kūną, pabūk su juo ir pastebėk, kur daugiausiai pilkos spalvos, to skubėjimo, įtampos, nerimo, galbūt baimės, nepasitikėjimo. O dabar įsivaizduok, kad visam šiam filme paspaudi mygtuką stop. Ir sustoja visas pasaulis. Sustingsta. Sustoja skubantys žmonės. Visos mašinos, šviesoforai, dovanų pirkimai, parduotuvės. Viskas tampa nejudančia, įamžinta nuotrauka.
viskas sustingsta. O tu išlipi iš šio filmo ir įžengi į vidurį snieguoto, balto, saulė apšviesto, jaukaus, tylaus miško. Pajausk tai. Pastebėk tą baltą spalvą. Pajausk tylą. Pajausk ramybę. Pajausk mišką. Čia nėra kalėdų. Čia nėra dovanų pirkimo. Čia nėra net laiko. Čia nėra minčių. Čia yra tyla, ramybė, sustojimas ir snaigės. Pastebėk, kaip lėtai krenta snaigės. Saulė šviečia ir snaigės žėri. Jos lėtai krenta ant tavęs. Pajausk tą tylų snaigių kritimą be garso. Jos tiesiog iš niekur atsiranda ir ištirpsta, vos palietę tave. Pajausk jas krentančias ir pajausk, kaip paliečia tave. Ir kiekviena snaigė tau kažką atneša. Viena atneša ramybę, kita atneša sustojimą, dar kita nukrentanti įlieja į tave gerumo, dar kita meilės, tylos, kita atneša apkabinimą. Ir taip jos krenta lėtai ant tavęs ir ištirpsta, atnešdamos tau dovaną. O tu jauti ir priimi. Pajausk, kaip gera priimti šias dovanas. Kaip gera tai jausti. Ir tai nepriklauso nuo tavęs. Jos tiesiog krenta iš niekur ir atneša tau dovaną. Vis daugiau ir daugiau lengvumo į tavo kūną. Ir ta pilka spalva, kur buvo kūne, jinai tirpsta, jinai mažėja. Nes snaigės vis daugiau ir daugiau atneša šviesos. Ir pajaus dabar tą šviesą, kurią pažadina snaigės ištirpusios savo širdyje. Pajaus, kaip širdis suspurda. Pajaus, kaip jinai vis labiau ir labiau sušyla. Pajaus, kaip jinai atsipalaiduoja. Tai tavo vidinis šventumas.
Tai tavo didybė, kuri niekada nesikeičia. Jis nesikeičia nuo to, ar tu suspėsi nupirkti visas dovanas ar ne. Ar tu padarysi skanią vakarienę ar ne. Ar tu susitiksi su savo artimaisiais ar ne. Tai nesikeičia. Tai net nesikeičia nuo to, kiek tu patiekalų pagaminsi ar nieko negaminsi. Tai tavo vidinis šventumas, tavo grožis. Ir prisimink, kad tu visada esi šviesa, visada esi spindėjimas. Ir snaigės atnešdamos tau gerumą, ramybę, galbūt pasitikėjimą, tai tik sustiprina tavyje. Visą tai tu jau turi, jos tik pažadina. Taip kaip pažadinu gerumą širdyje, ramybę, šventumą tavo, kuris visada yra. Prisimink savo vertę dabar, kuri yra nepajudinama kaip kalnas į tavyje įsišaknijusi. Švęsk ne daiktus, švęsk ne šventę, nes tai ateina ir praeina. Tai visada praeina. Bet švęsk kiekvieną akimirką didingą gyvybę savyje. Švęsk savo šviesą, savo gerumą, savo drąsą, savo vertę, kuri nepajudinama kaip kalnas. Švęsk savo ramybę. Švęsk palaikymą savęs. Nenualinimą, nebėgimą paskui visuomenę, nebėgimą privalau turiu arba kaip turėtų būti, bet švęsk savo sustojimą, švęsk pamatymą tiesos, švęsk savo tylą, nes tai yra amžina. Tai niekada nesikeičia. Palaimink šią tylą savyje. Palaimink šią ramybę savyje. Palaimink save, savo buvimą. Pajaus, kaip gera yra sustoti. Kaip gera yra atsitraukti. Pajaus, kaip ta šviesa, tavo širdies šviesa, tas gerumas, ta tyla, ta ramybė plečiasi per visą tavo kūną, jinai auga, stiprėja,
išeina iš kūno ribų ir vis labiau plečiasi. Po jos kaip gera yra šviesti, kaip gera tai jausti, kaip gera tai patirti. Nebijok šviesti, nebijok būti savimi, nebijok būti šviesa ir kitiems. Nebijok sekti savo tiesą, net jeigu jinai nesutampa su kitų tiesa. Nebijok savo tiesos. Tai tavo širdies balsas. Ir tegul jisai auga, tegul plečiasi. Tegul jis aprėpia tavo gatvę, tavo miestą, visą pasaulį, visą visatą, viską, ką tu žinai ir ko nežinai, visą pradžią ir visą pabaigą ir visą begalybę. Tegul apgaubia tavo šviesa, tavo šventumas, tavo meilė ir gerumas. Tai yra dovana pasauliui. Tai yra dovana kiekvienai širdžiai. Tai yra dovana tau. Jausti, kokia begalinė šviesa jau esi. Ne kažkada būsi, kai padarysi tai ir tai ir tai, bet jau esi tai. Esi ši šviesa. Pajaus save kaip gera. Tiesiog būti. Tiesiog šviesti. Patirti. Dabar gali nusišypsoti savo. Ir kaip sekantį kartą pajausi vėl skubėjimą, stresą, įtampą. Sustok. Pažvelk į save iš šono ir paklausk, kodėl tas žmogus taip skuba. Ko jisai bijo? Ir pabūk su tuo. Tada gali nukeliauti į savo mišką, į tą tylų, snieguotą, baltą mišką ir pabūti jame. Ir pajausti šviesą, šilumą ir gerumą savo širdyje.
turi nuostabų kūną, kuris gali patirti nuostabius potyrius. Leisk jam patirti. Leisk būti jausmams. Tada pamatysi, kad iš tiesų nėra kur skubėti. Kad stresas tai yra proto kūryba. Pamatysi, kad tavęs niekada niekas nebaudžia ir nebaus, nebent pats save. Tada pamatysi, kad neverta kontroliuoti, stengtis suvaldyti ir pakeisti viso šio pasaulio. Tada leisi jam būti tokiam, koks yra. Ir leisi savo būti tokiai ir tokiems, koks esi. Ir tada pajausi, kaip gera tiesiog šviesti. Tai nėra, kad esi kaip mumija ir švieti. Tai yra, kad tu gyveni tarsi kita energija. Ne ta, kuris skuba. Ne ta, kuris stresuoja. Ne ta, kuri lėkia. Ne ta, kuri bijo. Ne ta, kuri įsitempia. Bet ta, kuri šviečia. Ir pamatysi, padarai daug daugiau negu iki šiol. Sukuri grožio daug daugiau negu iki šiol. Ir pamatysi, kiek daug stebuklų aplink tave vyksta. Kai prisimeni, kad esi šviesa. Kaip laimini save. Ir kai pasitiki savo širdimi. Prisimink, kad pasaulį kuri tu iš savęs. Tad jeigu esi šviesa, tuomet šviesą ir kuri. Bet nebūtinai šviesa yra lėta ramybė. Kartais šviesa gali būti ir piktas, grubus žodis. Arba pasakymas, ne, aš to nedarysiu. Ne, man tai netinka. Ne, aš to nenoriu. Ir tai yra tavo šviesa. Tavo tiesa. Nebijok to. Dievas nėra vien tik tais sėdintis ant debesėlių ir laiminantis. Kartais jis atsiunčia į žemę ir uraganą, ir vėtras, ir karus. Daug visko, kur kartais žmogus nemato, kodėl tai vyksta, nemato prasmės. Bet jeigu pasitiki, kad tai, kas vyksta, yra dabarties, šios akimirkos išraiška ir vadinasi tai yra reikalinga, tuomet nelieka kovos ir vėl jauti savo šviesą. Prisimink, kad esi šviesa. Prisimink, kad tavo vertė yra nepajudinamas kalnas,
kuri nepriklauso nuo to, ką tu veiki, ką tu darai ar ko nedarai. Jinai tiesiog yra. Ir prisimink, kad kartais tu gali patapti vašku, kuris tiesiog ištirpsta, padėjus savo kūną ant žemės. Ir visada jaus kūną, nebėk nuo jo. Jaus kūną ir pasilik jautime, ne mintyse, bet jautime. Tiek daug namų darbų tau prie visko, bet šie namų darbai tau padės sustoti, pasirinkti save. Ačiū tau, kad buvai. Dar gali pagulėti, gali apkabinti save, palaikyti save savo glėbyje, padėkoti sau už savo stiprybę, už savo gerumą, už savo meilę sau, palaikymą savęs, už tai, kad tu sustoji, už tai, kad nebėgi, už tai, kad atrandi laiko sustoti. Tai yra nuostabu. Padėkok sau. Pajaus save, pajaus savo kūną savo glėbyje. Gali net stipriai apkabinti su didelė meile. Ir nepaleisk, nes gera laikyti save savo glėbyje. Tada nereikia laukti, kad apkabintų tave kas nors kitas, nes visada gali apkabinti save, o kaip apkabini save, atsiranda kas apkabina tave, bet ne iš trūkumų, o iš to, kad gera tave apkabinti. Ir tada vis daugiau ir daugiau apkabinimų tau, nes tu apkabinai save. Ačiū tau ir susitiksime greičiausiai sesijoje. Labanakt, gero poilsio, saldaus miego, smagaus pasibuvimo dar su savim ir prisimink, kad esi šviesa visada, kas bevyktų kūne, kokie jausmai bekeliautų, ką tau besakytų išorė apie tave, tu esi šviesa, amžina, niekada neužgęstanti šviesa.